Futbolo bendruomenė kritikavusi Alytaus Dainavos komandą apstulbo, kai gegužės 27 dieną tik atvykęs į Alytų pergalę iškovojo naujasis alytiškių treneris Marko Raginis. 46 metų strategas iš San Marino Respublikos atvyko iš Olandijos Feyenoord ekipos, kurioje dirbo trenerio skauto pozicijoje. Per savo karjerą Marko Raginis dirbo su Italijos, Šveicarijos klubais, San Marino nacionalinė komanda. Naujasis treneris sako žinantis Alytaus Dainavą, mat garsusis Italijos sporto leidinys La Gazzetta dello Sport ją nominavo blogiausią futbolo komandą pasaulyje. Tad teiraujamės, kodėl strategas ryžosi treniruoti blogiausią klubą. I know now is the worst. Žinau, kol kas tai blogiausia komanda pasaulyje, bet esu įsitikinęs, kad yra galimybių situaciją pakeisti. Man tai naujas iššūkis. Manau, kad galime tobulėti ir eiti kitu, geresniu keliu. Mūsų komanda labai jauna, su ja dar daug teks dirbti, bet esu įsitikinęs, kad po kelių mėnesių situacija pasikeis. In the first game you won. Jau pirmose rungtynėse jūs laimėjote. Žmonės kalba, rungtynės buvo parduotos. Žmonės pakvaišę. Komanda padarė viską, ką galėjo. Be to paskutinėse rungtynėse mums labai sekėsi. Bango žaidėjai puolime rungtyniavo labai blogai, nors ir atakavo daug. Mūsų vartininkas žaidė puikiai. Apie sutartas rungtynes galėtų kalbėti arba kvailiai, arba pavyduoliai. Treneri, kokia atmosfera komandoje? Dabar svarbiausia yra motyvuoti žaidėjus. Dėl susidariusios situacijos žaidėjai yra liūdni. Pabandysiu juos labiau motyvuoti. Tikiu psichologiją ir esu įsitikinęs, kad paskutinės rungtynės suteikė žaidėjams didesnį pasitikėjimą savimi. Do players get salary? Kokia klubo finansinė padėtis? Ar žaidėjai gauna atlygį? Žinau, kad žaidėjai gauna algas. Netrukus atvyks daug naujų žaidėjų, tad būsime stipresni. Kiek žinau, situacija su finansais nėra bloga. Is it true that highest salary in your team is 100 euro? Ar tiesa, kad didžiausias atlyginimas Dainavos komandoje 100 eurų per mėnesį? Negaliu patvirtinti. Tai komandos prezidento kompetencijos klausimas. Čia atvykau treniruoti komandą ir laimėti kuo daugiau rungtynių. Pasikartosiu, tai klausimas klubo vadovui. Kokių naujų žaidėjų laukiat? Birželio viduryje atvyks keli brazilai, vėliau prisijungs žaidėjai iš Maroko, Italijos, Prancūzijos ir Ukrainos. Manau, kad Liepos pradžioje mes jau būsime sukomplektavę komandą. Kokius tikslus klubo vadovai jums iškėlė? Iki sezono pabaigos turime žaisti geriau, laimėti kuo daugiau rungtynių, kilti turnyrinėje lentelėje. Nuo kito sezono turime pasiekti kitą lygį, bei būti geresnėje padėtyje. Esu tikras, tai įmanoma. Noriu, kad keičiant esamą situaciją būtų pažvelgta profesionaliai. Kol kas žaidėjai nežiūri į futbolą kaip tikri profesionalai. Mano užduotis – jų požiūrį pakeisti. But I'm sure in a short time change the point of view. Okay, thank you. Okay. Good luck.